Sveiki visi, prisijungę į Kiddy tinklalaidę. Šiandien su mumis mano kolegė Vytautė, Kiddy darželių mokyklos iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovė. Sveika, Vytautė. Sveika, Viktorija, man labai didelė garbė būti čia ir dalintis savo patirtimi ir įžvalgomis. Tai norėčiau, kad truputį papasakotum apie save, apie savo pradžią Katino dienelėse ir Kiddy International School. Taigi mano pedagoginė kelionė prasidėjo, galima sakyti, prieš 10-12 metų. Dar prieš 5 metus buvau mokytojų batuose, kuriuose būtent turėjome daug iššūkių, daug džiaugsmų. Labai džiaugiuosi, jog teko vaikus pažinti praktiniu būdu. O šiandien aš esu čia, Katino dienelių mokykloje, dirbu iki mokyklinio priešmokyklinio ugdymo kokybės vadovė. Ir didžiausias džiaugsmas mano visoje kelionėje yra tai, jog per visą kelią tikrai teko išgirsti daug praktinių patarimų, skaityti daug literatūros, bet kai keliavau per įvairius amžiaus tarpsnius, pradedant nuo lopšelio iki priešmokyklinių klasių, pažįstant Montessori pedagogiką, Valdorfo pedagogiką, tai šiandieną tikrai suprantu, kaip tas vaikas atrodo. Smagu, kad jau su mumis 5 metus ir iškart norėčiau eiti prie mūsų temų. Tai pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie ribas, kadangi tai tiek aktualu tėvams, esamiems ir būsimiems. Tai kaip atskirti ribas nuo kontrolės ar bausmių? Labai geras klausimas mūsų diskusijos pokalbio pradžiai. Tai kalbant apie ribas, labai svarbu įsigryninti keletą sąvokų, kurios būtent ir siejasi su šia tema. Tai ribos yra neatsiejamos nuo taisyklių ir susitarimų. Neretai žmonės, kalbėdami apie sąvoką susijusios su ribomis, arba bijo, arba netinkamai jas naudoja praktikoje. Ir kasgi yra tos taisyklės ir kas yra tie susitarimai. Taisyklės tai yra tokie apibrėžti momentai, kurie nėra diskutuotini ir ginčytini. O susitarimai, tai būtent susitarimai yra, kai kviečiame asmenį, šiuo atveju vaiką, į diskusiją, mes diskutuojame, deramės, tai pavyzdžiui, gali būti, mes sakome, planšetiniam kompiuteriui mes skirsime laiko, tarkim, 15 minučių, bet vaikas sako, gal 16 ir mes prieiname prie sprendimo, gerai, ir man 16 minučių tinka. Keliaukime ir prie kitų sąvokų, nes su šia tema taip pat yra lygiagrečiai susijusi sąvoka kontrolė. Tėvai įvesdami ribas arba taisyklės, susitarimus labai dažnai mano, jog vaiką kontroliuoja. Ir kasgi yra kontrolė? Kontrolė tai yra, kai mes siekiame valdyti asmenį. Tai pavyzdžiui, mes be jokios pagristos priežasties, pavyzdžiui, vaikui pasakome, tu daugiau niekada negalėsi žaisti su Martynu, pavyzdžiui. Pakalbėkime ir apie pasekmes bei bausmes, nes pasekmes ir bausmes lygiagrečiai koreliuoja visoje šitoje situacijoje. Tai pasekmes, kai vaikas savo kelionėje, tam tikroje elgsenoje pamato, iki ko ta elgsena nuveda. O bausmė, tai būtent kai mes patys siekiame nubausti vaiką, dažniausiai tai yra toksai atvejis, kai pasitelkėme tokias stiprias emocijas, pyktį, įtūžį, agresiją, kažkokius tai grasinimus. Bet linko aš einu kalbėdama apie pasekmes ir bausmes, kad pasekmes vaiko gyvenime turi būti. Nes apskritai gyvenimas susideda iš pasekmių, tai mes, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokime save, tarkim, turime ateiti į darbą ir vėluojame. Tai niekas nesako, jog vėluojame 1 dieną, 2 dienas, bet jeigu pradedame vėluoti nuolatos, kas nutinka? Mūsų atleidžia iš darbo, taip? Kažkokios pasekmės yra ir kelių eisme, tai pavyzdžiui, mes važiuojame net ne kažkokios, galbūt įvardinčiau, tai yra labai baisios pasekmės, kuomet mes važiuojame, tarkim, keliu, dega raudonas šviesoforo signalas ir mes pradedam, tarkim, galvoti, nieko, aš važiuosiu per raudoną, kas tada nutinka? Nutinka įvairūs eismo įvykiai. Tai atsakant jūsų klausimą, būtų turbūt tiek išplėstai, bet turbūt atsakiau. O kaip nustatyti ribas skirtingo amžiaus vaikams? Tai nustatyti ribas yra
toks, sakyčiau, gana ilgas, sistemingas procesas. Pirmiausias dalykas, kai manęs klausia, kaip nustatyti skirtingo amžiaus vaikams ribas, aš akcentuočiau tai, kad kiekvienam vaikui ribos turi būti nustatomos jau ankstyvajame amžiuje. Nes jeigu ribas pradedame nustatyti kuo vėliau, tai darosi vis sunkiau padaryti. Įsivaizduojame vėl, aš labai dažnai galbūt ir šio susitikimo metu pasitelksiu tokius suaugusių gyvenimo pavyzdžius, nes mums suaugusiems labai sunku atsiminti, kaip mes jautėmės būtent būdami vaikais. Ir kai įlendami vaiko vatus per suaugusio prizmę, tai darosi šiek tiek lengviau, suprasti. Ir įsivaizduokite, kad, pavyzdžiui, dabar mes gyvename be jokių ribų, tikrai savo aplinkoje turim tokių žmonių, kurie mažai paiso kažkokias taisyklės, jas laužo, susitarimų nesilaiko ir vieną dieną kažkur patenka į kažkokią aplinką, kurioje tie susitarimai užima labai didelę svarbą. Kas tada nutinka? Prasideda maištas, kažkokie nesutarimai, stresas ir panašiai. Tai ribas pirmiausia turime pradėti nustatyti labai ankstyvajame amžiuje. O kaip tai padaryti, tai turėtų, kaip ir jau paminėjau, būti sistemingas procesas. Kaip tai atrodo, tai pirmas dalykas, mes turime įsigryninti susitarimus ir atsiminti, jog įsigryninus susitarimus mes turėsime juos nuolat kartoti ir kartoti. Susitarimai neturi būti sudėtingi vaikui. Vaikui turi būti paprasta juos suprasti. Tai reiškia, kad jeigu mes sakysime, kambaryje vaikštome lėtus žingsnius, statant koją prie kojos ir taip toliau, kai jau pasakysime paskutinį žodį, vaikas realiai jau neatsimins sakinio pradžios. Todėl mes, pavyzdžiui, naudojame tokius trumpus ir aiškius susitarimus, kaip kambaryje vaikštome ramiu žingsniu. Kas dar čia taipogi svarbu ir ką paminėčiau, kad susitarimai turi skambėti per teigiamą pusę. Kuo mažiau naudoti žodį ne, negalima. Kaip ir minėjau, dar kartą grįžkime prie praėjusio pavyzdžio, tarkime, susitarimas apie vaikščiojimą kambaryje. Kambaryje vaikštau ramiu žingsniu. Tai čia tokie būtų galbūt vieni iš svarbiausių patarimų. Ir dar vienas patarimas, kuris užima taip pat nemažą tokią įtaką būtent formuojant susitarimų procese, tai būtent argumentavimas ir paaiškinimai. Jeigu aš dabar, pavyzdžiui, pasakyčiau, kolegijai Viktorija, tu turėtum dabar fotelėje sėdėti va, ir Viktorija man užduotų klausimą, kodėl. O aš, pavyzdžiui, skaičiau todėl. Tai čia jau nėra sėkmės kelias link susitarimo tarpusavyje, kad, pavyzdžiui, kaip Viktorijai sėdėti. Dėl to būtent net nereiktų laukti klausimo, kodėl, o jeigu jo sulaukėme arba papildomų klausimų sulaukėme, juos atsakyti, bet jau pateikiant būtent susitarimą, iš karto trumpai ir aiškiai paaiškinti, kodėl tai yra svarbu ne tik tai mamai, tėčiui, bet ir pačiam vaikui. Taip, visiškai pritariu ir labai sudėtinga, kiek aš sukalbėjus tiek su tėvais, su mokytojomis, nenaudoti žodžio ne, negalima, tai labai to svarbi žinutė, kad reikia įsiminti ir susitarimus ir siūsti tokias pat žinutės, kaip ir ugdymo įstaigoje, taip ir namuose. O ką daryti, jeigu vaikas testuoja ribas? Manau, testuoja visi. Tai kaip turėtų reaguoti tėvai? Tai jeigu vaikas testuoja ribas, pirmas dalykas, dėl ribų testavimo, tai aš kasdieną sulaukiu klausimų iš pedagogų, nes savo darbe, aš kaip sakau, dirbu mokytojų mentorė. Tai mes labai dažnai kalbame su pedagogais apie tai ir ypatingai žmonės, kurie neturintis labai daug patirties ir praktikos, ateina ir verkdami, ir liūdėdami, ir pykdami, ir sakydami, kodėl būtent vaikai elgiasi vienaip ar kitaip su manimi, būtent nemaloniai mano atžvilgiu. Tai pirmas dalykas, tai vaikai testuoja ribas tokiuose dviejose, sakyčiau, skirčių situacijose. Arba tada, kai tų ribų nebuvo ir jos taigi atsirado, arba tada, kai tu esi naujas ir jie nori tave išmėginti, tiesiog pastebėti, koks tu esi. Bet pirminė žinutė suaugusiam žmogui tai yra, kad pirmas dalykas, ar mes jaučiamės įžeisti ir ar šalia mūsų neina mūsų draugas ego. Nes bendraujant apskritai su vaikais ar žmonėmis, tokio brandaus žmogaus ego turėtų po truputį eiti į tą antrą planą. Kitas dalykas, mes turėtumėm suprasti, kad apskritai testavimas tai yra normali vaiko elgsena, raidos dalis. Nes vaikai siekia įsiaiškinti, ką tu šitą žinutę nori pasakyti, ar aš galėčiau tave palaužti, kaip aš galėčiau tave palaužti, ar tu darysi taip, kaip darė prieš tai, pavyzdžiui, mokytojas arba mano ten koks tėtis, tarkim, kokiai močiutei, ar tu darysi kažkaip tai kitaip ir taip toliau. Ir ką daryti tokioje situacijoje, tai
pirmiausia tas emocijas ir ego padėti į šalį ir tai gali būti sudėtinga, tai dėl to reikėtų atrasti būdą, kas padeda nusiraminti. Kartais, kai emocijos suaugusio jau yra viršuje ir tai yra normalu, mes visi esam žmonės, tai reikėtų tiesiog galbūt ir sakyti, vaikui, luktelk minutę, aš nueisiu atsigerti, ateisiu, atsigeri, nusiramini, ateini pas vaiką ir vėl pradedi viską iš naujo. Ir kai su juo kalbėsi ramiu balsu, pirmas dalykas, vaikas nejaučia to streso, nes dažniausiai stresas arba agresija irgi taip pat kviečia vaiką arba į tą stresinę situaciją ir arba į tą kovą, agresinę situaciją. O kitas dalykas, vaikas jausdamas ramybę, suaugusio ramybę, supranta, kad aš einu tuo tinkamu keliu, einu tuo geru keliu. Dar gal irgi paminėčiau vėlgi, atminkime, kad jeigu mes vieną kartą vaikui paminėsime apie ribas, tai apie kažkokį susitarimą, tai nebus taip, kad vaikas atsimins ir dabar viskas aišku, daugiau niekada to nedarysiu. Bus taip, kad jis nuolatos testuos mus ir ką ir sakiau, kad mes kartojam, paaiškinam. Labai veikia ir tai, kai suaugęs pasisėda su vaiku ir tiesiog pasikalba ir pasidalina savo jausmais, pasako, žiūrėk, aš tave labai myliu, aš atėjau čia tau padėti, aš atėjau tiesiog su tavimi įveikti iššūkius, šituo susitarimu aš nesistengiu tau pakenkti, aš noriu tau padėti. Ir gal dar toks paskutinis aspektas, kurį taip pat nemažiau svarbu skirti ir kur dažniausiai suaugusieji daro klaidą, tai pavyzdžiui, nutiko kažkokia situacija, vaikas sulaužė susitarimą. Ir mes apie susitarimą pakalbam po 3 valandų, 3 dienų, kuris buvo sulaužytas ir panašiai. Čia yra didžiulė klaida. Ir dėl ko dažniausiai suaugę taip elgiasi? Įsivaizduojame, kad susitarimai yra laužomi ne tik tai ten, kur yra saugu namų aplinka. Dažniausiai jie yra laužomi ten, kur yra daugiau žiūrovų. Tai pavyzdžiui, esate su tėvai yra su vaikais, tarkim, giminių kažkokiam susitikime arba parduotuvėje, vaikas sulaužo taip susitarimą ir ką tėvai daro. Realiai tėvai dažnai, pakalbėsim namie, einam, o iš tikrųjų mes turėtumėm kalbėti čia ir dabar, nes kol grįžtat namo, vaikas pamiršta situaciją, jūs patys pusę situacijų pamiršit ir didelė tikimybė, kad per tas 20-30 minučių ar valandą dar atsitiks 5 dalykai, kuriuos turėsit tiesiog aptarti. O jeigu tėvų skirtingi požiūriai, tai kaip tuomet nustatyti ribas vaikams, gal yra kažkokie stebuklingi būdai susitarimams? Čia jau toks sudėtingesnis dalykas, bet tokia pirma mintis, kad apskritai žmonės, kurie gyvena kartu su vaiku tėtis ir mama, tai pavyzdžiui tėtis ir mama, tai jie ko siekia gerovę savo vaikui, taip? Kad vaikui būtų gerai, mes įsivedame, kaip ir kalbėjom, kažkokius susitarimus, taip? Tai kad tas procesas būtų sėkmingas, pirmiausia, reikia mums atsisėsti ir kaip darome kažkokiose įmonėse, tarkim, darbe savo, mes susidarome kažkokią strategiją. Tai lygiagretu ir elgesys šeimoje. Tėtis su mama sėdasi, kalbasi, turim tokią problemą, kokiais susitarimais tą problemą galime įspręsti, taip? Ir šioje kelionėje nėra gėdinga kreiptis pagalbos į specialistus, mokytojus, nes labai dažnai mums pritrūksta argumentų ar to pagristumo, kodėl, pavyzdžiui, mes renkamės tą susitarimą. Pavyzdžiui, tėtis sako, klausyk, 30 minučių prie planšetės ir viskas, o mama sako, bet žiūrėgi, technologijų amžius, taigi kodėl tik 30 minučių, taigi čia edukaciniai filmukai. Ir dar šalia to būna labai negerai ir ką tikrai tėvam reikėtų atkreipti dėmesį, kad dažnai tėvai pradeda net nejučia santykius aiškintis prie vaiko. Pavyzdžiui, diskutuoti prie vaiko. Va ką aš jums dabar patikiu situaciją, vaikas žiūrovas, žiūri, valgo tos popkornus įsivaizduojamus, o tėvai tiesiog tarpusavį ginčijasi ir ką tada daro vaikas. Vaikas būgštauja, pirmas dalykas, vaikas jaučia didelį nerimą, nes taip, tėvai dėl manęs nerimauja, jie dėl manęs pykstasi. Kitas variantas renkasi vieną iš tėvų, mama čia labiau mano pusėje, tėtis ne. Dar būna tokių klaidų, kurias labai lengva ištaisyti ir tikrai nenoriu gąsdinti, vardindama tą tokį stiprų žodį klaida. Tai sakykime, tokia klaidelė, kurią galima tiesiog ištrinti, nebedarant to. Tai pavyzdžiui, tėtis turi, tarkim, nuomonę apie planšetę, kad pavyzdžiui 30 minučių galima, tik tai o mama, kad, tarkim, kiek nori, bet jie prieina prie kompromiso, gerai, 30 minučių, nusileisiu tėčiui. Ir kai tėčio nėra, tarkim, vaikas gali žaisti planšetę ilgiau ir mama sako, žiūrėk, kol tėčio nėra, tu gali žaisti valandą. Arba dar vienas pavyzdys, jeigu ne tėtis tavo, tai aš tau būčiau tikrai leidusi žaisti ilgiau.
Tai čia jau tokia kaip ir refleksija iš šito klausimo, norėčiau tiesiog dar tokį paminėti vaizdingą visai posakį. Labai dažnai tėvai, kai kurie irgi įsižino jį, sako, kad šeimoje būna gerasis, blogasis policininkas. Tai aš labai dažnai tiek mokytojams sakau, tiek tėvams sakau, kalbėdama apie suaugusį. Suaugęs neturi būti geras ar blogas policininkas. Jis turi būti teisingas policininkas. O apskritai tas nuoseklus ugdymas, į kurį įsitraukia visi seneliai, tėvai, mokytojai, tai turėtų būti kaip gerai veikiantis Wi-Fi ryšys, nes jeigu Wi-Fi ryšys sutrinka, viskas sugenda, sužlunga, žodžiu, sustoja, mes tada jau ten panikuojame, tai čia yra lygiai taip pat. Taip, tai visiškai tau pritariu, kaip ir ribos, taip pat manau svarbu yra ir režimas, tai kokia režimo svarba vaikų kasdienybėje? Taipogi labai geras klausimas. Ribos režimas tai yra vienas iš tokių sėkmės raktų, būtent nuosekliam ugdymui, integravimui į naujas aplinkas, saugumo jausmui. Tai pirmas dalykas, vėlgi sugrįžkim į suaugusiųjų gyvenimą, kur mes geriausiai dabar viską pažįstame, prisimename. Kai mes, tarkim, turim sušlubavusią sveikatą, emocinę arba fizinę, mes nueiname pas gydytoją ir kokį klausimą gydytojas mums pirmiausia užduoda. Tai koks yra jūsų režimas, ką jūs veikiate ir panašiai. Tai jau atspindi mums, jog ne tik tai vaiko gyvenime, bet ir tiem tapus suaugusiui režimas yra labai svarbus. Su kuo susiduria suaugę asmenys, dažniausiai susiduria su tuo, jog jie nebemoka planuoti laiko, prioritizuoti, nemoka įsidėlioti to režimo taip, kad jaustųsi tiesiog sveiki, laimingi ir panašiai. Tai vat būtent vaikui parodydami, kas yra režimas ankstyvajame amžiuje, su juo kurdami režimą, mes būtent užtikriname sėkmę vaikų suaugus, galim pasirinkti tai, kas yra svarbiau tą minutę, laiku pavalgyti, laiku eiti miegoti ir panašiai. O jeigu griebėme tą tokį, čiumpame, va taip aš jau vizualiai sakau, tą tokį pavyzdį čia ir dabar su vaiku, kuris dabar yra pas mus, va pavyzdžiui, ugdymo įstaigoje, tai tikrai pedagogai visi pritars, bet ir patys tėvai pritars. Jeigu vaikas nepailsėjęs, kas vyksta? Prasideda emocijų šuoliai, taip? Tada vaikas sunkiau koncentruoja dėmesį ir mes kaip praktikai pedagogai pastebim, kad pavyzdžiui, netgi pasitiram tėvų, kaip jis miegojo vakar, ar viskas buvo gerai, nėra kažkokių pokyčių, nes jis šiandien negali išbūti ryto rate ir išklausyti ryto rato. Jeigu kalbame apie maistą, tai mes taip pat pastebim ir dalinasi kai kurios šeimos, kad mes pakeitėm, pavyzdžiui, mitybos įpročius ir tikrai serga kur kas mažiau. Tai režimas tikrai yra labai svarbus veiksnys, siekiant, jog vaikas jaustųsi saugus, laimingas, sveikas, energingas, emociškai stabilus. O ar yra svarbu išlaikyti režimą atostogų metu, kas manau dabar ypač aktualu? Nu, va čia, žinot, kaip sakyta, gyvenimo dilema, kai mes patys irgi išeiname atostogų, tai tas režimas pasikeičia ir aš dažnai ir su kolegom juokauju, kad dieną prieš atostogas mes paimam popieriaus lapus, kaip per ten tos juokelius, metame už savęs ant žemės, žodžiu, išeiname atostogas, bet grįžus, pirmą dieną po atostogų mes valandą tos lapus renkam, sėdam ir darom, užuot iš karto padėję lapus ant stalo ir supratus, nu gerai, aš dabar po atostogausiu, bet man reiks grįžti. Tai būtent keliaujant atostogų reikia tikrai pasiduoti tai atostogų nuotaikai, laukti, planuoti, bet nepamiršti, jog mes turėsim sugrįžti. Turėsim sugrįžti į savo namų ritmą arba į ugdymo įstaigos ritmą. Ir pavyzdžiui, įsivaizduokime tokią situaciją, kad pavyzdžiui, gerai, vaikas, tarkim, vakarais eina labai vėlai gultis. Tai kai grįšime namo, užtruks labai daug laiko, kad jis būtent jo gyvenimą, jo ritmą priderintumėm prie tų namų įpročių. Taip? Tada kitas dalykas apie mitybą. Mes dažnai irgi su tėvais juokaujame, sako, įsivaizduokite, sakau, dabar mėnesį jūs išvykstate su vaikais, tai tikrai viskas gerai, pasilepinti, atsipalaiduoti reikia, kaip sakyti, balansas gyvenime yra svarbu, mes dėl to ir esame laimingi. Bet jeigu visą mėnesį valgom pizzas ir burgerius ir vieną dieną grįžtam į darželį ir valgom sriubytę ir kotletą ir kažkodėl tas vaikas jau to kotleto sriubytės nebenori, mes tada ir pradedam diskutuoti, gal kažkur kažkas ne taip. Tai va šitame momente, aš sakyčiau, atostogų metu režimas svarbu, bet dar svarbiau balansas. Taip, jūs turit atsipalduoti, pailsėti, atsiras įvairių situacijų nenumatytų ir panašiai, kurios nevyksta kasdien, tačiau reikia atminti, jeigu turime galimybę, mes turime prisitaikyti.
Ir Viktorija, gal dar vienas svarbus toks dalykas, kad nepamirščiau paminėti, mes dar kalbame ne tik tai apie tos mažulyčius vaikučius, mes kalbame ir apie vyresnius vaikus. Tai būna taip, kad, pavyzdžiui, prieš mokyklinukas išvyksta su tėvais atostogų, taip? Ir jeigu išvyksta atostogų vaikų, atostogų metu mokinių, atostogų metu ir tada tuo metu, tarkim, kažkokių temų mes neimame, kažkaip tai ten labai labai stipriai nedirbame, truputį atsipalaiduojame, kažką pastipriname, daugiau ten, nežinau, žaidžiame laukia ir panašiai, tai tada viskas kaip ir dar būna visai neblogai, nors irgi, kaip sakau, jeigu vaiką atpratiname nuo mokymosi proceso, grįžti atgal sunku, bet jeigu kalbame apie tą procesą, kai, pavyzdžiui, rugsėjais, taip, spalis, mes jau įtemptai taip dirbame ir, pavyzdžiui, išvykstam atostogų, viskas gerai, atostogauti reikia, šeima planuoja viską pagal save ir tai yra normalu, prioritetas yra šeimos laikas ir panašiai, tačiau mes Katino dienelėse taip pat turime, kaip ir kitos ugdymo įstaigos, elektroninį dienyną, į kurį pedagogai deda įdomią ir svarbią informaciją, kurioje pateikia, apie ką mes, pavyzdžiui, kalbėjome. Tai būtent tuo atostogų metu labai svarbu su tuo vaiku neatsilikti nuo tų temų kažkokių, tai įgauti kažkokių papildomų žinių. Ir aš nesakau apie tai, kad būtinai rašyti, ten skaičiuoti ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, jeigu matom temą žirafa, mes, pavyzdžiui, prieš miegą atostogų metu taip pat galime aptarti tą temą žirafa. Jeigu mes matome draugų nuotraukas, pažiūrime ir sakome, o mūsų draugai laukia sugrįžtant, nes kai jau mums reikės po to savaitės ar mėnesio grįžti, vaikas nenorės, bet jeigu žinos, nuolat bus laukime, manęs draugai laukia, tas grįžimas bus lengvesnis. Tai palėtė į pokyčių temą vaikui, o kokią įtaką daro režimas pokyčiams? Šiek tiek irgi jau minėjai, bet gal turi ir skirti daugiau, užakcentuoti kažkokių tipsų tėvams šiuo klausimu. Mes turbūt kalbame, kokią įtaką daro režimo nebuvimas vaikui, jeigu galėčiau pasitiksinti. Taip. Tai mes kaip ir kalbėjome, mes šiek tiek palėtėm, bet tas režimo nebuvimas svarbu atminti, kaip ir kalbėjome, kad siejasi su ta psichologinė, vaiko emocinė vadinama sveikata, fiziologiniais kažkokiais dalykais, akademiniais momentais, nes realiai sveikas, pailsėjęs vaikas gali turėti aukštus akademinius pasiekimus, ko mes ir einame į ugdymo įstaigą ir ypatingai ankstyvajam amžiui. Kiekvienas pasiekimas svarbu, bet jeigu mes imam prieš mokyklinį amžių, jie jau yra tokie, kaip sakyt, labiau kaip suaugusių žmonių, galbūt, kurie nedirba pedagogikos srity pamatuojami. Tai būtent ten jau mes ir pamatome, kad, pavyzdžiui, vaikas neparašo vardo, neužrašo raidžių, pamiršta, tarkim, vakar rašėm, šiandien jau neatsimena. Ir mes pradedame gilintis, kalbėti dėl to, kad, pavyzdžiui, eina miegoti 12 valandą, jie 6 keliasi, tarkim, su vaiku. Tai čia tokie pavyzdžiai, ką turbūt tėvai būtų džiugu, jeigu atkreiptų dėmesį. Labai ačiū už visus pavyzdžius tėvams. Dabar norėčiau pereiti prie tipsų tėvams, ką daryti, kai atrodo, kad viskas griūva, ribos pamirštos, o režimas išsiderinęs. Tai čia labai dažnas klausimas ir visada, kai tėvai paklausia šio klausimo, jį užduoda, aš sakau, nesijaudinkit. Tai normalu, pirmas dalykas, reikia tokio situacijai nusiraminti ir ką daryti, surinkti save. Ir šitoj situacijoje didžiausia klaida yra daroma tada, kai tėvai pradeda save kaltinti ir jie pasineria į kaltės jausmą. Taip, čia mano klaida, čia viskas dabar griūva. Tai čia toks paprastas atsakymas tėvams būna pirmiausia, nusiraminam, susirinkam save, nekaltinam, nes mes esame žmonės, mes visi klystam, atsiranda visko šiose situacijose, tačiau labai svarbu atminti, kad jeigu mes matome, kad viskas griūna, mes norime viską keisti, koreguoti kitą pusę, pradėti tai daryti kiek įmanoma greičiau. Tai jeigu mes pasakome, kad tai darysime nuo rytojaus, tai mes turim daryti nuo rytojaus, bet ne nuo rytojaus. O dar geriau, jeigu pradėtumėm daryti ir šiandien. Taip, o kaip išmokti tarti ne, be kaltės jausmo, jau apie ne žodį prieš tai pasikalbėjom. Tai čia irgi trumpas toks būtų atsakymas. Visada, kai sakome žodį ne, tai čia nebūtinai ir vaikui, ir kitam asmeniui, mums, suaugusiam asmeniui, mums labai svarbu suprasti, ko mes siekiame šiuo žodžiu. Jeigu mes siekiame pakenkti, skaudinti, atkeršyti, tai tas ne ir kaltės jausmas yra labai gerai, nes mes tada turim sustoti ir galvoti, gal tada aš neturiu sakyti ne, neskirkime ne. Tai žodžiu,
žodžiu, bet jeigu mes sakome ne tada, kai mes siekime vaikui padėti, kai mes siekime jį ugdyti, kažko išmokyti, apsaugoti, tai mes iš karto galime savo sakyti ne. Va čia tai tinka tas žodis ne. Tu sakai ne dėl to, jog sieki gerovę savo vaikui. Ir šalia to žodžio ne visada turėtų atsirasti tos savokos ir apskritai kasdieną vaiko gyvenime turėtų būti pilna savokų. Čia būtų idealus toks paveikslas, kai vaikas kasdieną girdi, kai jam sako, aš tave myliu, kad ir kas be nutiktų, aš tave myliu, kad ir ką padarysi, aš tavimi tikiu, tavimi pasitikiu, tu man esi pats brangiausias ir svarbiausias. Taip, labai svarbu palaikymas yra iš tėvų pusės, o kaip suprasti, kai pasekmės arba ribos tampa neveiksmingos? Labai geras klausimas ir kaip aš vadinu, šioje situacijoje mes tampame tyrėjais. Pirmiausia, turime suprasti, į ką orientuotos yra pasekmės. Tai pavyzdys gali būti tai, kad pavyzdžiui vaikas naudoja fizinį smurtą kitų vaikų atžvilgių, tarkim žaidimo metu, ir mes tada su vaiku kalbame apie susitarimą, vat kaip žaidžiame, būtent tiksliai įvardiname, koks elgesys yra teigiamas žaidimo metu ir įsivardiname pasekmės, kurių metu, vat pavyzdžiui, jeigu tu, panaudosi va tokį ir tokį elgesį įvardinam žaidimo metu, mes paprašysime tavęs iš žaidimo išeiti, nes tavo draugams yra nemalonu, jiems skauda ir panašiai. Ir jeigu vaikas, pavyzdžiui, sulaužo šitą susitarimą, mes pritaikome pasekmes ir po to jis vėl kartoja, tai vadinasi, kad mums tiesiog reikia atlikti analizę situacijos. Galime vėlgi įtraukti specialistus, įtraukti pedagogus, įtraukti psichologus, ugdymo įstaigos psichologai ir pedagogai yra pasiruošę padėti ir spręsti įvairiausias situacijas kartu. Ir kartu aptarti, kodėl. Galbūt vaikui yra per mažai paaiškinama, galbūt vaikas nėra įtraukiamas į susitarimus, galbūt jau čia atsiranda kitos metodikos, kai mes naudojame, pavyzdžiui, tas pačias terapinės pasakas, siekiant, jog vaikas pakeistų savo elgesį. Tai čia atsiranda labai daug tų tokių dalykų. Ir kalbant apie pasekmes, ko anksčiau dabar negaliu pasakyti, ar minėjau ar ne, bet nepakenks paminėti dar kartą, kad jeigu mes vaikui įvardiname pasekmes ir jeigu vaikas sulaužo susitarimus, mes turime įvykdyti tas pasekmes. Nes kitaip vaikas sakys, kas man, taigi va tu žadėjai, pažiūrėjau, aš išeisiu iš to žaidimo, bet aš dabar trenkiau 5 draugam ir aš vis tiek žaidžiu, na ir kas. Tai vadinasi, mes turime tiesiog patys būti teisingi ir sąžiningi, mes taip susitarėm, toks mūsų susitarimas. Ir kai duodi pasekmę, ypatingai, kai pasekmė yra iš kažkur išeiti, pasitraukti, tai niekada negalima vaiko palikti vieno su savo mintimis. Neretai išgirstu suaugusių, ir prekybos centruose, būnant atsisėsk ant suoliuko ir dabar pagalvok, ką tu padarei. Ir aš tada bandau įsivaizduoti, įdomu, apie ką jis dabar galvoja, ar jis tikrai galvoja apie šitą situaciją, gal jis galvoja apie ledus, galvoja, ką jis žais, o gal jis net ne taip pat supranta situaciją. Tai tokioje situacijoje, čia jau yra bausmė. Mes pasakome prisėsk ir mes kartu aptarsime šitą situaciją ir mes tada aptarėme tą situaciją. Ir visada, kai vaikas gauna kažkokią pasekmę, jis turi turėti galimybę pasitaisyti. Tai pavyzdžiui, šituo atveju, jeigu jis išėjo, mes su juo apsitarėm ir mes tada duodam jam šansą, sakom, žiūrėk, aš tavim tikiu, tau pavyks, mes aptarėme, pabandom grįžti į žaidimą ir aš esu įsitikinus, kad tau pavyks žaisti maloniai. Taip, tai suaugusiems taip pat labai svarbu laikytis pažadų, kaip ir labai svarbu motyvacija. Tiek suaugusiems, tiek vaikams, kaip manai, kas vaiką motyvuoja? Kas vaiką motyvuoja, tai įvairiausi dalykai ir čia taip abstrakčiai atsakau dėl to, kad kiekvienas vaikas yra labai skirtingas. Gal pradžiai galiu papasakoti labiausiai, kas motyvuoja turbūt kiekvieną iš žmonių, tas kito žmogaus pavyzdys, suaugusiojo pavyzdys. Suaugęs vaikui yra autoritetas. Ir jeigu paimame pavyzdį, dabar galvoju, kokį čia pateikti, apie Coca-Colą, pavyzdžiui, tai čia labiau tokias vertybės, gal šeimos, veikos mitybos, galim sakyti ir susitarimai, tarkim, kad mes negeriame Coca-Colos, mes renkamės kitą alternatyvą, tarkim, namų gamybos limonadą. Ir jeigu vaikas mato, kaip mama geria Coca-Colą, pavyzdžiui, po kiek laiko, tai kaip jis gali nebeprašyti tos Coca-Colos. Arba kitas variantas irgi čia toks jau praktinis, pasakojo, dalinosi viena mama, taip jinai juokais
žiūrėjo tą situaciją, visada sveika pasijuokti, bet vat, kad taip nenutiktų, tai irgi reikia pagalvoti, tiesiog kalba, kad prie stalo vakarienės metu mes nenaudom planšečių, telefonų ir panašiai. Ir vienos vakarienės metu mamai kažkas skambina iš darbo, ar ten rašo, mama greitai įsitraukia telefoną, susirašinėja ir vienas iš vaikų jį sako, bet tai mama, mes prie stalo nenaudojam telefoną. Ir tada tiesiog, kaip sako, ir kojom apsikloja, tėvai nebeturi ką atsakyti tiesiog dėl to, kad, taip, vaikas realiai bent jau gerai tai, kad vaikas išmoko tą susitarimą, tik labai gaila, kai jis taiko jau jį tau. Kas dar motyvuoja? Tai motyvuoja, vienus veikia žodžiai ir apskritai dažniausiai, aš sakyčiau, daugumą žmonių ir vaikų veikia tie žodžiai padrasinimui, wow, šaunuolis. Ir šalia tų žodžių, paminėčiau tokį vieną įdomų dalyką, kad mes, suaugusieji, neretai pastebime neigiamus dalykus. Pavyzdžiui, vėl primušiai, žodžiu, dabar tu ten sudaužiai, tu ten atsisėdai, tu tą paėmei, tu ilgiau žaidėjai planšetę, bet labai retai akcentuojame teigiamus dalykus. Todėl didžiausia rekomendacija yra motyvuoti teigiamus dalykus, teigiamas elgsenas. Tai pavyzdžiui, wow, šaunuolis, šiandien žaidime buvai labai, labai draugiškas. Kiti motyvaciniai dalykai gal tokie, kur tėvai gali paklausti, o kaip pavyzdžiui, gal galima kažką nupirkti, tarkim, vaikui, išeiti kažkur su vaiku, žinoma. Mes ir praktikoje, ir ugdymo įstaigoje, pavyzdžiui, turime tokius stiklainiukus, į tos stiklainiukus dedam pupeles, už gerą, ten, tarkim, kažkokį, nevadinkim gerą žodis toks abstraktus, sakykime, už teigiamą elgesį, kažkokį malonų elgesį, kažkokius iššūkius, kuriuos įveikiame. Ir kai surenkame pilną stiklainį pupelių, mes tada, pavyzdžiui, visi einame į kino teatrą, nežinau, kažkokį žygį, pavyzdžiui. Tai lygiai grečiai ir tėvai pastatom stiklainį ir sakome, dabar mūsų tikslas surinkti pilną stiklainį pupelių. Kai surinksim pilną stiklainį pupelių, eisime, pavyzdžiui, pirkti redučių ir kartu važinėsime redučiais. Taip? Tik tai kaip surinkti tas pupelės. Mes tada duodam tas aiškės instrukcijas, koks elgesys skatina tą pupelės įdėjimą. Ir pabaigai, tiesiog atsakant į šitą klausimą, reikėtų tėvams ir mokytams paminėti, kad apdovanojimai turi būti taip pat balanso ribose, jie neturi tapti materialūs, nes juos lengviausiai įgyveninti. Ką aš noriu pasakyti, tai pavyzdžiui, jeigu vaikas teigiamai elgiasi, taip, tai būtent mes jį apdovanojam už kažkokį teigiamą elgesį, už kažkokį įveiktą, tarkim, iššūkį. Ir pavyzdžiui, mes jam perkam vieną dieną lėlę, kitą dieną kamuolį, trečią dieną ten, nežinau, kažkokį saldainį, bet pamirštame, tarkim, skirti laiko jam ir parodyti, kas yra tikroji vertybė. Tarkim, einame, pavažinėsim su redučiais, o gal vyksim kartu pažvejoti, o gal šiandien kartu tiesiog gerai, pažiūrėsime tą ekraną, filmą pasižiūrėsime, taip 10 kokių minučių, bet tai bus mūsų laikas, o laikas gyvenime yra pats brangiausias. Na ir pabaigai norėčiau pasikalbėti apie mitus, manau, gan populiarius ir visiems gerai žinomus. Ir norėčiau, kad tu truputį pareflektuotum į juos, ką apie juos manai. Jei vaikui viską leidžiu, jis bus laimingesnis. Labai įdomus mitas, tai pabūsim dabar mitų griovėjais. Taip. Ir čia aš sakyčiau, tiesiog mes tokiam, būtent pasakėme, galvojame apie tą minutę. Taip, jis tą minutę bus laimingas, bet jis kažkada pateks į realų pasaulį, kur nebus visada viskam taip, nebus visada viskas leidžiama, jau prieš tai kažkiek kalbėjom, pokalbė atsiras susitarimai ir tada tiesiog mes būsime prisidėję prie to, kad ateityje vaikui bus sunku megzti kontaktą, kažkokios draugystės megzti, integruotis į bendruomenės, nes jau ir darželį mes pastebim, pavyzdžiui, jeigu vaikas auga vienas, aš nesakau, kad visais atvejais tikrai, kad neįsižeistų auditorija, tiesiog tikrai pasitaiko atveju, kai vaikas auga namie vienas, nebūna ir tų bendramžių, tarkim, vienturtis vaikas ir jam duoda viską, ko jis tai užsimano, jis pats žaidimų žaidžia, suaugusiai žaidimų metu jam visada nuolaidžiauja ir kai ateina į klasę ir jį pakviečia į žaidimą, kažkaip taip nutinka, kad jisai jau tame žaidime nebedalyvauja, pats išeina, jo paprašo išeiti ir tiesiog nebesimesga tie kontaktai, tie ryšiai, tada atsiranda netgi ir patyčio apraiškos dėl to, kad vaikas nuolatos įpratęs yra, net nemanydamas, kad jis tyčiojasi, nuolatos yra įpratęs kritikuoti kitą, pavyzdžiui, sako, bet jeigu aš tai pasakiau, tai taip ir turi būti. Ir dar vienas dalykas, mes auginame žmogų, kuris, taip, aš sakyčiau, toksai autoritaras, vadovauja ir tiesiog negirdi kitų žmonių, nes jo nuomonė yra svarbiausia.
Pirmą mitą sugriovėm, dabar galime eiti prie antro. Užtenka vieną kartą pasakyti susitarimą, vaikas turi jį iškart išmokti. Tai čia ir praktika mums rodo. Jeigu mes pasakėm vieną kartą, pasižiūrėkime, ar jis daugiau to nesulaužys. 100% sulaužys. Tai vat, realiai tas jau mums įrodo tos tokius šauktukus, kad žiūrėkit, vieno karto neužtenka. Ir gal šalia to mito net reikia pasakyti, kad kartais ir 1000 karto neužtenka ir jau šitą mitą jau mes galėtumėm patvirtinti. Taip, svarbu kartoti. Trečias mitas, vėliau kaip augs, išmoks pats tvarkytis, dabar nesvarbu. Tikėkimės, tokioj situacijoje lieka sakyti tiesiog tikėkimės. Ir čia ne tik tai apie tvarkymąsi, čia apskritai apie įvairias atsakomybės, nes apskritai susitarimai moko vaiką atsakomybės, tapti už kažką atsakingu. Tai mes irgi su mokytojais turim įvairius mokymus, daug bendraujam, diskutuojam ir mes dažnai naudojam tokį juokelį, kad jeigu sutinki gyvenime ar draugą, ar antrą pusę, ar apskritai kažkokį žmogų, kuris yra labai labai netvarkingas, tai norėtųsi pažiūrėti, kas yra jų mokytojai. Tai čia lygiai taip pat ir tėvams tas galioja, čia tikrai nesiekiant įžeisti, bet taip pajuokauti, kad tiesiog galbūt pačioje pradžioje, net ankstyvajam amžiui, už jį viską darydavo mama, tėtis, mokykloje mokytojai, ten darželį irgi mokytojai ir tas vyras paskui mėto tas kojines visur ir jam tai įprasta ir tada jau antra pusė pyksta arba komandoje jau paliktas tas kavos puodelis ir jisai neišplautas ir kažkoks konfliktas. Tai tiesiog mes skatino dienelėse jau net pačius mažiausius, tos vadinamus lopšelinukus, beibiukus, jau mokome tvarkytis, skatiname tvarkytis. Dėl to, kad tai yra labai, labai, labai svarbu. Ir jau net patys mažiausi bando valyti stalą ir mūsų siekis, pavyzdžiui, šitame amžiuje nėra tai, kad jis turi kruopščiai surinkti kiekvieną kruopelę. Jis turi tiesiog suprasti, jis atsakingas už vietą, kurioje valgė. Jis išvalė, viskas gerai. Jeigu tau nepavyko švariai išvalyti, mes ateisim suaugusieji tau į pagalbą ir mes tau tiesiog padėsime. Tai apie tvarkymąsi mes turime suprasti, kad tiesiog kiekvienas žmogus turi būti atsakingas už savo veiksmus. Nes vėliau ir atsiranda įvairios tokios situacijos, tie tokie pažeminimai, pavyzdžiui, ateina į kavinę, kodėl aš čia turiu kažką nešti, nukrito ant žemės, ateis kažkas kitas pakels. Ir tikrai esu įsitikinus, kad nei vienas tėtis, nei viena mama nesididžiuos savo sūnumi ar dukra, kurie kavinėje ar parduotuvėje mėtysi su tokiomis replikamis. Tai yra atsakymas į šitą mitą, kad tiesiog tvarkytis mokyti ir ne tik tai tvarkytis, atsakomybės mokyti reikia nuo pat mažų dienų. Taip, tai visiškai pritariu ir manau, kad daug sutikėm tėvams naudingos informacijos ir noriu tau padėkoti už šį pokalbį ir iki kitų kartų. Dėkoju Jums.